Minevičius ir melagingai liudijusio liudininku Vytautu. Štai ir atvyksta Birutė Minevičienė. Kaip nusiteikusi akistatai? Normaliai. Normaliai, nieko nebijot? Nieko, ko aš turiu bijot? Ką aš padariau blogo? Skaitot, nieko blogo nepadarėt? Nieko. Aš niekada nieko blogo nedariau. Jeigu 36 metus mokykloje dirbau ir būčiau darius blogai, tai būtų šnekė. Aišku, sėkmės jums akistatai. Štai ir atvyksta Vytautas Sasnauskas. Kažkodėl tai pradėjo bėgti jisai. Tai Vytautai, ateik pasikalbėsi. Ateik pasikalbėsi. Ką? Na kągi, palaukime, kol pasibaigs akistata tarp Birutės Minevičienės ir Vytauto Česnausko. Tai sakykit, Birutė, kaip baigėsi akistata su Vytautu? Vytautas neigia, meluoja, viską pamelavo. Tik tai su 100 litų, kuriuos buvau papirkusi, išsiaiškinom, kad vis tik aš jau nepapirkau. Tai reikia manyti, kad yra įbaugintas kažkieno. Įbauginta. Jis pats sakė, mane Komskis, sako, grasina, kad duosi teismą. Mane grasina, sako, Komskis. Kaip jūs manote, kodėl jisai su mumis nekalba? Bėga nuo mūsų. Norėjom pakalbinti, vis nekalba su mumis. Bėga. Tai kadangi parodymus pakeitė, tai ir bėga. Dėl to, man. Turbūt. Parodymus pakeitė. Na kągi, sėkmės jums.